sunkios, mes tikėjomės sunkių rungtynių. Kai ir prieš tai Jonavos antras vartininkas paminėjo, kad jie sidabrą iškovojo praėjus metai, šiemet bronzą. Aš manau, kad rungtynė mes buvom tikrai pasiruošę neblogai, bet trūksta išpildymo, tai ne tik tai, kad iš pozicinių atakų, iš greitų atakų, bet iš visų komponentų, tai ir standartai, ir smūgiai į vartų plotą. Šiandieną gynybinės, sakykime, tas rezultatas 4-0 gal nepilnai atspindi rungtynių eigą. Aišku, Jonava buvo verti pergalės, bet pas mus šiandieną koja pakišo, tai atakos labai bedantė, sakykime, ataka. Neturėjom jokių priešnodžių prieš jų gynybą. Vieną kitą momentą susikūrėme, bet negalėjome jį realizuoti. Tai realizacija ir ataka, pagrindinės problemos. Taigi labai džiugu dėl šios pergalės, vis dėlto Gargždai yra, mūsų dvikova su Gargždais yra principinė dvikova, jie praeitais metais bronzininkai, mes sidabrininkai, taigi labai džiugu dėl šios pergalės. Na, o apie artėjančią turą, tai šią savaitę ruošimės naujai Akmenei, kuri šį sezoną puikiai žaidžia. Taigi dabar dėmesys toliau, nes šiais metais lyga labai įdomi turnyro lentelė, taigi ruošimės nuo varžybų iki varžybų.